Vardas duotas likimo, tėvo ir motinos, gimtosios žemės, kalbos, valandos, kurie gimė. Kiekvienas žmogus sukurtas žmonių ir laiko iš to, kaip jis šypsosi ar vaikšto, iš jo drabužių, darbų ir žodžių, iš mokėjimo būti drauge ir būti vienam. Kiekvienas žmogus turi vardą, kurio kreipiasi pats į save. Šis vardas gimsta iš ilgesio ir svajonių, klaidų ir kliūčių, skausmo ir praregėjimo, laimėjimų ir pralaimėjimų. Kiekvienas žmogus turi vardą, kuris jį išskiria iš kitų. Šiandien mes įamžiname žmogaus žuvusio per holokaustą rabino Josefo Zuzmanovičiaus vardą prie šios sinagogos, kurioje jis tikrai lankėsi. Na ir kviečiu įmontuoti atminimo akmenį.
Na, įmontuotas atminimo akmuo ir turbūt norėtų rodyti. Jau mes čia daugiau nieko nekalbam apie tokią Reiškia, rabinas, jis ne Juzefas, a Josifas Zuzmanovičius. Jis, reiškia, buvo ne tik rabinas, jis buvo mokslininkas. Jis parašė daugiau kaip 30 knygų. Jis buvo teisininkas, reiškia, Hebrajų Dajanas, reiškia, buvo pirmininkas, rabinų teismo pirmininkas, Kaune. Jis buvo Ješivas Slabodkas, reiškia, vadovas. Jis baigęs buvo tą ješivą į Telšių ješivą. Reiškia, Ukmergėj žuvo ne tik jis, bet, reiškia, jo žmona, Vėja, mergautinė pavardė, Kapštinaitė. Jie gyvena Pirties gatvėje. Ir 5 vaikai. 3 dukros, Rachir, Hirdė, Igorda ir sūnus, Moše ir Mordechajus. Jis įdomiai, pas jį labai įdomiai buvo gyvenimas. Jis, reiškia, matyt, gimė Minske. Paskui jis liko našlaitis. Jo tėvas irgi rabinas buvo. Jis buvo į Palestiną išvažiavęs. Gyvena Jeruzalėje. Dėl to jį vadina Jeruzalės Gaonu. Reiškia, Jeruzalės išminčius. Ir paskui jis grįžo, mokėsi Telšių. Reiškia, Telšiuose ješivą, paskui jis работė. Jis labai daug parašė teisinių knygų paveldo klausimų. Vat, žydų teisė yra toks, reiškia, jeigu žuvo vyras, bet nėra vyro, ne? Ir moteris negali gauti palikimo vyro. Turi būti ar jis palaidotas, ar kaip, suprantate? Ir vat jis, reiškia, gynė moterų teisę. Ačiū. Taip, dabar gal dar žydų bendruomenės. Ačiū. Aš iš tikrųjų daug įžymių žmonių, ypač jaunimų, buvo paminėta, kad tam tikros valstybinės organizacijos holokausto temom tik keli metai dirba. Tai iš tikrųjų Ukmergės žydų bendruomenė yra šiemet 13 metai, kada mes dirbam su Ukmergės mokyklom ir tolerancijos centrais. Tai tikrai tas vyksta. Apie Josifą Zuzmanovičių tikrai daug medžiagos nėra išlikę. Kas rado, tai vat Geršonas Taisas, dėdė mano. Bet aš norėčiau vaikų moksleivių paklausti turbūt kito klausimo. Ar žinote, kas buvo Jono Jablonskio pagrindinis sekretorius? O Jablonskį turbūt visi žinot iš... Gal kas žinot? Tai jeigu nežinot, tai jeigu atsisuktumėt ir ten pasižiūrėtumėt, tai buvo Hatskelis Lemkinas, kuris buvo žydas, susietas labai stipriai su Ukmerge. Jis buvo pagrindinis, kuriam Jablonskis patikėjo lietuvių kalbos atgaivinimą ir visus kitus darbus. Tai aš manau, kad viena iš turbūt kitų mūsų projekto dalių galėtų būti tokių žmonių amžinas ne tik ant sinagogos sienos, bet ir auksinių trinkelių pavidalu. Taip pat Lilienbliumas. Lilienbliumas čia yra savivaldybės ir Juliaus Zarecko projektas, kur jis labai žinomas yra Izraelis, jis kilęs iš čia. Ir Lilienbliumo alėja Tel Avive yra finansų alėja. Kaip kažkada sakydavo, tai buvo špekuliantai, kurie darydavo verslą, bet jo vardu yra pagaminta gatvė, kur yra pagrindinė finansinė dalis Izraelio. Turbūt mes žinom, kiek stiprus Izraelis yra tiek technologijose, tiek finansuose, tiek visur kitur. Tai iš tikrųjų mums labai malonu matyti įžymių
ne tai kad ukmergiškių, bet žmonių, žydų, kurie prisidėjo prie Ukmergės istorinio paveldo. Ir manau, kad šitos vietos tikrai atsiras. Vaikai, jeigu kas, o visi turbūt turit mobiliuosius telefonus ir žinot išmaniąsias programėlės, tai labai rekomenduoju atsisiųsti Discovery Jewish Heritage programėlę ir ten pamatysit įdomias Ukmergės istorinės vietas ir ne tik Ukmergės, bet ir kitų miestų. Tai manau, kad šitos vietos atsiras kaip lankytinos turistų vietos ir galės mūsų gimtą miestą pamatyti daug žmonių. Tai ačiū. Na čia šitie atminimo akmenys turėtų nužudytiems per holokaustą žmonėms. Tokia idėja yra jų. Ir mes irgi turėjom atminti daugiau. Dar žodį pasakyti. Jau dar kažkas kalbės? Ne, aš tiesiog pasinaudot noriu progą, vis tiek tai buvo toks daugiau ir ūkinis darbas, tai labai noriu padėkoti ponui Dariui ir jo komandos nariui, nežinau vardo. Labai tikrai labai dėkojam ir viršininkų jūsų perduoti nuoširdžiausią padėką. Tikrai labai geranoriškai sutiko padėti ir tikrai labai atsakingai pasižiūrėti, taip pat labai ačiū jums visų vardų. Aš tuo pačiu noriu padėkoti mūsų rėjai, kuris pagrojo ir kadangi prie padėkų ir toliau suteikti žodį Lietuvos žmogaus teisių instituto atstovėms, kurių iniciatyva šis projektas ir gimė šiuose dviejose mokyklose. Mes labai ačiū žodį. Mes daug, iš tikrųjų, pakankamai daug gražių žodžių šiandien pasakėm. Bet man atrodo, kad šitas projektas taip pat kalba ir apie tai, kad mes ne tik gražių žodžius turim sakyti, bet ir prisimti tam tikrą istorinę atsakomybę. Mano senelis iš vienos pusės yra žinoma, kad jis gelbėjo žydus, iš kitos pusės senelis greičiausiai juos žudė. Čia yra mūsų istorija ir mūsų palikimas. Ir dėja jis toks yra. Tai džiaugdamiesi, prisimindami bendruomenę, nepamirškim ir savo indėlio į tos bendruomenės sunaikinimą. Ačiū. Taigi baigdama tikiuosi, kad šis akmuo ne tik praplės Europos memorialą po atvirų dangumi, kad Ukmergėje atsiras du atminimo akmenys, bet kad jie suteiks vilties, kad jų atsiras ir daugiau. Šitie akmenys susijęs praeitį su dabartimi, kad ne vienas praeivis tikrai stabtels prie šio akmenio, nulems galvą ir perskaitys, kam jis skirtas, sužinos apie žmogų, kurio nepažinojo, bet kuris čia taip pat vaikščiojo prieš daugelį metų, čia taip pat įminė savo pėdas, dirbo ir buvo nužudytas per holokaustą. Buvo nužudytas niekuo nekaltas žmogus, kuris tikrai turi teisę į atmintį. Dar kartą ačiū visiems, ypač aš savo vardu tai dėkoju Senamiesčio dviems mokytojams, Živilei ir Danguoliai, su kuriomis mes, mūsų Verplių mokykla, buvo kaip viena komanda čia nuo gegužės mėnesio iki šios dienos, kol atidengėm. Na ir jau aš visiems dėkoju ir tikrai nuoširdus ačiū ir ačiū Jums už dėmesį. Ačiū, kad dalyvavote čia pilietiškumo pamokoje.